Sveiki, brangūs draugai, su jumis Valdemaras ir podkastas 5 minutės. Jokio ugningo vežimo. Ir aš išgirdau iš dangaus balsą, kuris liepia, rašyk, nuo šiol bus palaiminti mirusieji, kurie miršta viešpatyje. Taip sako dvasia, jie turi atilsėti nuo savo vargų, nes jų darbai juos lydi. Apreiškimo 14 skyrius, 13 eilutė. Eliziejui nebuvo lemta pasekti savo šeimininką ugningu vežimu. Viešpats leido jam susirgti lėtinę ligą. Šiomis ilgomis žmogiško silpnumo ir kančios valandomis jo tikėjimas tvirtai laikėsi Dievo pažadų ir jis visada regėjo aplink save jį drąsinančius ir raminančius dangiškuosius pasiuntinius. Panašiai kaip Dotane, kai jis matė dangišką kariuomenę, ugningus Izraelio vežimus ir žirgus, taip ir dabar jis žinojo, kad yra angelų apsuptyje ir tai jį palaikė. Visą savo gyvenimą jis buvo tvirtas tikėjime, o augant jo supratimui apie Dievo apvaizdą ir jo gailestingą švelnumą, jo tikėjimas subrendo į nuolat išliekantį pasitikėjimą savo Dievu ir kai mirtis jį pašaukė, jis buvo pasiruošęs ilsėtis po savo darbų. Su visišku pasitikėjimu Eliziejus galėjo pasakyti, tarsi avis jie gūžina į Šeolą, mirtis bus jų piemuo, dorieji jiems viešpataus aušros metu, o jų išdidumas greitai pradings, šešėlių pasaulis taps jų namais. 49 psalmė 15 eilutė. Ir su džiaugsmu paliudyti, juk aš žinau, kada mano atpirkėjas gyvas, galų gale jis pakils kaip liudytojas žemėje. Jobo 19 skyrius 25 eilutė. O aš būdamas doras matysiu tavo veidą ir pabudęs būsiu laimingas dėl tavo artumo. Kristus savais vadina visus, kurie įtikėjo į jo vardą, gaivinanti Kristaus dvasios jėga, gyvenanti mirtingose kūnuose, su Kristumi susiję kiekvieną tikinčią sielą. Tikintieji į Jėzų yra šventi, jo širdžiai, nes jų gyvenimai su Kristumi yra paslėpti Dieve. Koks šlovingas bus prisikėlimo rytas, koks tai bus nuostabus vaizdas, kada Kristus ateis, kad būtų pagarbintas tų, kurie tiki. Visi, kurie su Kristumi buvo dalininkais jo kančių ir pažeminimo, taps jo šlovės dalininkais. Dėka Kristaus prisikėlimo iš mirusiųjų, kiekvienas tikintis šventasis, užmiegantis Jėzuje, pergalingai išeis iš savo kalėjimo. Prisikėlęs šventasis tars, kurgi mirtie tavo pergalė, kurgi mirtie tavo geluonis. 1 Korintiečiams 15 skyrius 55 eilutė. Su jumis buvo Valdemaras ir podkastas 5 minutės.